Na ką, sveiki sugrįžę po pertraukos. Nežinau pagal statistiką, bet kaip ir nelabai daug pabėgo kol kas, tai smagu. Keletas dalykų. Pirma, tai visi, kurie buvo užsiregistravę į šitą seminarą, gaus žinutę atskirą elektroninį laišką su nuoroda, kur bus galima peržiūrėti šito seminaro įrašą. Taip pat noriu priminti, vėliau prisijungusiam, ten ir komentaruose yra parašyta, kad jūs galite nusisiurbti šito web seminaro skaidres adresu www.versloakademija.lt/sales. Tai surezumuojant, apie ką mes šnekėjome iki to, kad geram pardavimui, pirmiausia pardavimas tai yra nauji klientai, tai yra medžioklė, tai nereiškia, kad kiti dalykai nesvarbus, bet geram pardavimui, tai yra medžioklė, reikia žinot, ką medžiojame, tai yra kokie mūsų klientai, ką mes parduodame, turėti pasiūlymą, ką ir kokią kainą mes teikiame. Taip pat reikia teisingų žmonių ir turėti procesą su žingsniais, įrankiais ir valdymo sistemomis. Manau, tiek, ar kažką dar, Mindaugai? Jo, tai galim tęsti turbūt, taip? Jo, tai gal dar pertraukos metu mes matome, kad įsivažiavot su klausimais. Tai, Rasa klausia, B2B gero verslo pasiūlymo sandara, eiliškumas, esminės dalis. Aš manau, kad tai labai priklauso pats pasiūlymas ir nuo to, kokiam žingsnėje, pardavimo proceso žingsnėje yra teikiamas ir kam. Jisai susideda iš daugelio dalių ir galbūt vėlgi tikiuosi, kad šitoje antroje dalyje mes apie tai pakalbėsime detaliau. Mantas klausė, sveiki, prašau pasakykit praktinį patarimą, kaip padidinti pardavimus mažai įmoniai. Mes kaip tik per pertrauką šnekėjom, tu turi gerą mintį. Na tai iš tikrųjų visų pirma, tai norint kažką parduoti, reikia daryti truputėlį geriau negu konkurentai, turėti konkurencinį pranašumą. Taip. Idealiu atveju, jeigu turi gerą konkurencinį pranašumą, labai reikšmingą, tai gali sukurti tai vadinamą mafijinį pasiūlymą, tokį, kurio klientas negali atsisakyti. Taip, esminės, reiškia, šitas dalykas tada yra, reikia turėti, kam tu pardavinėjai, taip, ir tai sekti procesą. Ir labai svarbu yra tiesiog, pasakysiu, tai pakelti sėdynę nuo kėdės darbe, nes labai smagu yra, bendrauti, ten spręsti klientų problemas, jaustis reikalingų, tau skambina visi kita, bet kol nepakėlė sėdynės nuo kėdės, kol neišvažiavai į biurą, kol nenuvažiavai pas klientą ir nesustikai su reikiamai žmonėm, tol pardavimo ko gero nepadarysi. Taip. Todėl vien tai, kad labai dažnai įmonėms sakom, atsakinėdami šitą klausimą, sakom, tiesiog pradėkite pardavinėti. Nes įmonės labai dažnai turi daugybę pasiteisinimų, kodėl nepardavinėja. Ten pavyzdžiui, teko ir tokių dalykų sutikti, kai sako, pas mus nėra sinchronizacijos telefone su CRM. Dėl to mes, suprantat, taip laiko mažai praleidžiam kelyje, o daug laiko praleidžiam biure, nes ten mes turim savo CRM. Įsivaizduoju tokie dalykai. Taip. Ir daugiau visokių pasiteisinimų. Tai visų pirma, tai pradėti tiesiog pardavinėti. Pardavinėjimo pradžia duoda labai didelį rezultatą iš pat pradžių. Vilka kojos penė. Jeigu medžioklė, tai turi eiti ir medžiot. Vėlgi Mantas klausė, ką manote apie spin pardavimo techniką. Jeigu jūs stebėjote mano skaidres šiek tiek anksčiau, tai va tas tyrimas 35 000 pardavimo susitikimų, tai ir buvo iš knygos Spin Selling. Iš tikrųjų, daugelis prielaidų, ypač apie pardavimo problematiką, yra įvardintos labai teisingai. Tiesiog aš manau, kad tiek pats Spin Selling metodo kūrėjas, tiek ir kitis tą patį metodą iš tikrųjų patobulino. Ir tai, apie ką mes šnekame, aš manau, kad Spin Sellingas yra vienas iš tų pamatų, ant kurių pastatyta tai, apie ką mes šnekame. Tiesiog tai yra jau pažengta tolyn. Toliau Mantas klausia, kokie yra efektyvios gamybos elementai medinių baldų gamyboje, nuo ko pradėti tobulinti baldų gamybą, koks yra gamybos proceso sudarimo planas. Iš tikrųjų labai geri ir teisingi klausimai apie baldų gamybą ir rodantis teisingą mąstymo kryptį. Čia mūsų seminaras dėja
daugelio požiūrių gal nedėja, bet mūsų seminaras yra apie pardavimus, kaip daugiau parduoti. Todėl aš jums rekomenduočiau man tai tiesiog prisijungti prie versloakademija.lt, pasižiūrėti, kiek ten jau yra medžiagos apie gamybos valdymą, gamybos planavimą, tiek straipsnių, tiek net video medžiagos. Ir tada, jeigu yra kažkokių klausimų, užduokite klausimus ten, mes atsakysim ir galbūt sudalyvausite, jeigu ta pati Versli Lietuva pakvies pakalbėti apie gamybos efektyvumus ir taip toliau, tai čia jau būtų atskira tema. Na, dar